Tai paklūsta visi demonai ir jie išeina. So we were sort of, woo, yippee. Ir mes taip panašiai elgiamės. And then Jesus said, yeah, I saw Satan casting out of heaven. I saw that. Ir Jėzus sako, aš mačiau, kaip šėtonas krenta išmestas iš dangaus. And then he says to focus on, but rejoice because your name is written in heaven. Woo. Bet tada jisai pasakė, džiaukitės, nes jūsų vardai rašyti danguje. It's one thing to have the devil defeated. Vienas dalykas, kad šėtonas nugalėtas, But it's much more important that your name is written in heaven. bet daug Right? svarbesnis dalykas, kad jūsų vardai rašyti danguje. Hallelujah. So for teaching's sake, we just focused a little bit on him, but it's all about Jesus. Hallelujah. Dėl mokymo mes šiek tiek apie šėtoną pakalbėjom, bet mūsų visa koncentracija ir dėmesys yra sutelktas ties Jėzumi. It's all about that you know what Jesus did on the cross so that you can go forward and minister to others. Amen. Kad jūs žinotumėte, ką Jėzus padarė ant kryžiaus ir kad jūs galėtumėte eiti ir patarnauti kitiems. Hallelujah. So I want to do something fun, what we did in Bible school. Mes dabar kažką linksmo padarysim, I ką want mes you to get your Bible, hold it in your hand. paimkite į savo rankas Bibliją. If you have your Bible in your phone, Jeigu telefone turit Bibliją, get your phone. Okay, pakelkite tada okay. telefonų savo. And stand up, straight, Atsistokit, hold it in your hand, high, laikykite aukštai iškelę and savo repeat Biblijas after me. ir kartokit paskui mane. This is my Bible. Tai yra mano Biblija. I am what it says I am. Ir aš esu tai, ką jis sako, kad aš esu. I have what it says I have. Ir aš turiu tai, ką jis sako, kad aš turiu. I can do what it says I can do. Ir aš galiu padaryti tai, ką jis sako, kad aš galiu padaryti. I am going to be taught the word of God. Ir aš būsiu mokomas Dievo žodžio. I boldly confess. Aš drąsiai išpažįstu, My mind is alert. kad mano protas pažadintas, pasiruošęs. And my heart is receptive. Ir mano širdis pasiruošus priimti. I will never be the same. Aš niekad nebūsiu toks pats. I am about to receive Aš tuoj priimsiu the incorruptible, nekorumpuotą, indestructible, nesužlugdomą, ever-living seed of the word of God. visada gyvuojančią Dievo sėklą. I will never be the same. Aš niekad nebūsiu toks pats. Never, never, never. Niekada, niekada. I will never be the same. In Jesus' name. Jėzaus vardu. Whew. I mixed up. Doesn't matter. We are already mixed up, right? We're not confused. Okay, hallelujah. So yeah. So this is the third session about authority we have in Christ. Ir dabar jau trečia pamokymų dalis apie valdžią Kristuje. So we talked about how the Satan is a defeated enemy. Ir mes kalbėjom, kad šėtonas yra nugalėtas priešas, How Jesus stripped him of everything he had. kaip Jėzus jį išspyrė iš viso vaizdo, And that he has no authority at all anymore. kad jis daugiau jau neturi jokios valdžios. And that Jesus said, I give you all authority is given unto me. Ir Jėzus pasakė, kad visa valdžia yra duota suteikta man. And therefore you go and preach the word. Ir Right? dėl to jūs eikite ir skelbkite, pamokslaukite. So the devil only has authority if we yield to him. Ir velnės tik turi valdžią tiek, kiek mes jam jos duodame. But he does get access in people's life because of wrong decisions. Ir jis turi priėjimą prie žmonių dėl to, kad jie padaro neteisingus sprendimus. And sometimes because we have wrong relationships. Kartais dėl to, kad mes turim neteisingus santykius. So the first thing we talked about last session, Ir pirmas dalykas, apie ką mes kalbėjom praeito mokymo metu, that was that we are responsible for our own lives. Right? kad mes esam atsakingi už savo pačių gyvenimus. Before we can ever have authority over our family or over whatever the Lord gives us,
kad mes turime valdžią savo šeimai ir viskam, ką mums Viešpats duoda. First, we must learn to take that authority over our own lives. Ir pirmiausia, mums reikia išmokti pasinaudoti tą valdžią, kuri yra duota mūsų pačių gyvenimam. And over our thought life, right? Ir mūsų pačių mintims. Hallelujah. And then we have to take authority in our family, what we do. O tada mes jau imam valdžią savo šeimoje, ką mes darome. And what you let come in your family or in your children's lives, for example. Pavyzdžiui, savo vaikų šeimoje, savo vaikų gyvenimuose ir šeimos narių. As an example, my father, at times he drank too much alcohol. Ir kaip pavyzdys, tai mano tėvas vienu momentu gyvenime naudodavo per daug alkoholio. He was very nice man, a very good father. Buvo jis labai geras tėvas, geras žmogus. But when my mom got ill, he was so afraid that he would lose her. Ir kai mano mama susirgo, jisai labai bijojo, kad jis gali ją prarasti. And he didn't have a strong relationship with the Lord. Ir jis neturėjo tvirtų santykių su Viešpačiu. And for him it was easy to drink some alcohol and forget those things. Ir jam paprasčiau buvo tiesiog išgerti alkoholio ir viską pamiršti. Later in his life he turned out all right. Vėliau jisai gyvenime viską susitvarkė. But because I saw that what alcohol can do in a person's life. Bet dėl to, kad aš mačiau, ką alkoholis gali padaryti žmogaus gyvenime. I decided from young age on, that Ir- I would never use alcohol. in Ir my aš life. jau būdama jauna nusprendžiau, kad aš nenaudosiu alkoholio savo And I gyvenime. know Will, before he met the Lord, Ir aš žinau, kad Vilas taip pat prieš sutikdamas he Viešpatį he was sometimes drunk. Yeah, you It wouldn't is- expect it. kartais būdavo ne visai blaivus. I was always happy. I was not violent. No, I'm not I was saying. a happy drinker. Aš sako, buvau toksai laimingas gerėjas. Talkative. Sako, Even more than now, can you imagine? I'm glad I didn't know you labai then. šnekus būdavo. Oh, I got that gift. Later on, I got that gift. Bet vėliau jisai gavo kitą dovaną kalbėjimo. Now he can be drunk with the Holy Spirit. That's okay. Aha, gerai. But because he knew he didn't want that in our family lives. Ir jis žinojo, kad jis nenorėtų savo šeimoje. So when we got married, Ir kai mes susituokėm, we decided not to allow alcohol in our homes. ir mes priėmėm sprendimą, kad mes alkoholio nenorėsim savo And it namuose. started actually with the day of our wedding. Ir iš tikrųjų visą tai prasidėjo mūsų vestuvių dieną. His family side is used to go to a wedding and drink alcohol. Jo pusiai šeima būdavo įpratus per vestuves gerti. Because how can you have fun at the wedding when there's no alcohol? Ir tada jie sako, tai kas čia per vestuvės, kaip jūs čia linksmitės be alkoholio. So when we mentioned there will be no alcohol, they were like, Ir mūsų vestuvėse, kai pamatė, kad nėra jokio alkoholio, jie tiesiog... Yeah, and even a brother of him said, I'm not going when there's no alcohol, I'm not going. Ir jo brolis net pasakė, aš tada neinu į tas vestuvės, jeigu ten nėra jokio alkoholio. So sometimes there can be pressure from family. Kartais gali būti toks įspaudimas iš šeimos. But we said, well, okay, you come for us or you come for the alcohol, you decide. Tada mes ir pasakėm, jūs nuspręskite, ar jūs dėl mūsų ateinate, ar dėl And alkoholio. eventually he came. Ir galų galiai jis vis dėlto atėjo. And actually later in life, a lot of his brothers don't drink anymore. Ir iš tikrųjų vėliau daugelis jo brolių jau negeria alkoholio. Yeah, and we did that because we knew that we could easily open the door for that in our family. Ir mes tai padarėme dėl to, kad mes galėjome tiesiog tuo metu atidaryti duris alkoholiui savo šeimoje. Because sometimes it's not consciously, it's unconsciously that we lay down our authority. Ir kartais mes netgi nesąmoningai tiesiog nepasinaudojam tą valdžią, kuri mums yra duota. For in your family life that we sometimes allow our children to watch horrible TV series or DVDs. Kaip pavyzdžiui, mes savo šeimoje, savo vaikams leidžiam žiūrėti kažkokius siaubingus filmus ar įrašus DVD. And we as Christian parents, you want your children to be pure, to stay pure. Ir for- kaip krikščionys tėvai mes norim, kad mūsų vaikai tyri augtų. And sometimes we allow them to watch series where they have sex outside of marriage. Ir kartais mes leidžiam žiūrėti jiems serialus, kur rodomas seksualiniai santykiai už santuokos ribų. And by doing that, we sort of lower down
lay down our authority. Ir taip elgdamiesi mes tiesiog, kaip sakyt, nepasinaudojam savo valdžią, kuria mums yra duota. Or we let them watch TV series where children rebel against the parents, speak up against them. Ir kartais leidžiam žiūrėti kokius serialus, kai vaikai kalba piktai, pakeltų tonų su savo tėvais, negerbė tėvų. And then those small children, they start to speak up to you and say things, and you think, where did that come from? Ir tu tada matai, kaip tavo vaikai pradeda tau atsišnekėti ir tu tada galvoji, iš kur visa tai ateina. So if you don't want things in your family life, you have to purposely push them out. Ir jeigu tu nenori tam tikrų dalykų savo šeimos gyvenime, tu turi ją apsaugoti, nustumti į šoną tuos dalykus. You know, there are angels that God the Father sends to protect your children. Ir žinot, kad Dievas atsiunčia angelus, kad jie saugotų tavo šeimą. But when you allow a demonic influence in your home, Bet kai tu įsileidi demonišką įtaką į savo šeimą, then those demons walk in and they do it rightfully because you choose to do that. ir tie demonai tada ateina į tavo namus ir jie daro tam tikrus dalykus, nes jie turi teisę, tu juos įsileidai. And then those angels are actually bound in their authority. They cannot do much more. Ir iš tikrųjų tie angelai tada yra surišami ir jie negali daug padaryti. And that goes for churches too. Ir lygiai tas pats ir bažnyčiams. There are angels set over churches to protect them. Yra paskirti angelai bažnyčiams, kad jie saugotų. But when the leaders or the pastors, or how you would call them, invite other demonic things, Ir kai pastorius ar bažnyčios vyresnysis lyderis pasikviečia į bažnyčią, are limited to do what they can do. demonus leidžia ateiti, tada angelai negali atlikti tai, kas jiem pavesta. So we have to be careful what we allow in our homes, right? Ir mes turim būti atsargus, ką mes įsileidžiam į savo namus. Be careful the things you read, Būkite atsargus tai, ką skaitote, the gates of your life, your eyes, your ears. jūsų vartai, per kurį eina, tai akys, ausys. But it's also important, what I already mentioned, the way you think. Ir kaip ir minėjau prieš tai, yra labai svarbu ir apie ką mąstai. There's an interesting scripture in Romans. Let's go Ir there. Romiečiuose yra labai įdomi rašto vieta. Romans chapter 13, Romiečiams 13. Verse 13. 13, Romiečiams 13. No, let's start with verse 12. Bet pirmą pradėkim nuo 12 So, eilutės. Romans 13, verse 12. 13. It says, the night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness. Let us put on the armor of light. Naktis nuslinko, diena prisiartino. Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais. And let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, nor in lewdness and lust, not in strife and envy. Kaip dieną elkimės padoriai, saugodamiesi apsirijimo, girtavimo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ar paviduliavimo. But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lusts. Apsivilkite viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkite savo kūno, netenkinkite kūno jo geidulių. So those things he mentioned in verse 13, Ir ką jis paminėjo 13 eilutėj, that are ways that you give the devil an opportunity. aš suvokiu, kad jūs tiesiog duodat velniui progą. Drunkenness, lust, strife, envy. Girtavimas, palaidumas, neskaistumas, nesantaikos, paviduliavimas. And what he says, make no provision for the flesh. Ir kai jisai sako, nelepinkite savo kūno, That is a very interesting word. tai yra labai įdomus žodis. Because in the Greek, Nes graikiškai this word means to foreplanning, tai reiškia tiesiog toksai iš ankstinis to planavimas. premeditate. Prieš tai medituotas, So to galvotas. plan ahead and make preparations for. Tiesiog suplanuotas iš anksto ir pasiruoštas. So do not plan and think ahead of to how to fulfill the flesh. Todėl iš anksto nemąstyk ir neplanuok, kaip įgyvendint kūno troškimus. You know that sometimes, let's say that in the past you were addicted to
alcohol. Let's just Na, use tarkim, kaip pavyzdys, jeigu tu praeitie buvai priklausomas nuo that. And then you alkoholio get to know the Lord, ir tu pažinai viešpatį and you know you have to push that out of your life. You don't want it anymore. ir tu žinai, kad tau to daugiau gyvenime nesinori ir tu nori nustumti iš savo But then gyvenimo. there's a situation, and it is difficult in your life. Ir būna situacijų sunkių savo gyvenime. And then comes that thought, yeah, you know, maybe one beer would be nice just to relax a little bit. Ir kartais ateina tokia mintis, nu, gal vienas alaus atsipalaiduot būtų visai nieko. Then you start to plan, how can I do that no one else will figure it out? Tada tu pradedi mąstyti, kaip man tai padarius, kad niekas nepamatytų. You think, well, maybe after my work I can go there and drink a beer in the car. Na, gal po darbo, mašinoje kur And nors, I make sure I have some fresh mints with me, so nu, pasirūpinu iš anksto, kad so gumos I eat some kramtamos mints, turėčiau. so no one will smell the Ir niekas alcohol. neužuos kvepelio. So you can sort of foreplan and think ahead of what you wanted to do, what is wrong. Ir tu jau iš anksto taip mintyse suplanuoji, susidėlioji, ką tu padarysi, kas yra netinkama. He says, do not do that. Make no plans for the flesh to fulfill its lusts. O čia sako, neplanuok ir neduok vietos kūnui. So instead of planning what you want to do, what is wrong, Ir vietoj to, kad tu suplanuotum, kas yra netinkama, kas start yra negerai, to think of something else you can do instead of that. geriau pagalvok vietoj to, ką gero padaryti. So let's say you're used to smoke, Na, pavyzdžiui, tu buvai rūkalius. and there is always, let's say, during lunchtime, after lunch, you had like 15 minutes at your work, you can go out and smoke. Ir galbūt darbe tu buvai papratęs, kad tarkim po pietų 15 minučių tu eidavai parūkyti. So instead of thinking about how to do that, Ir vietoj to, kad tu mąstytum apie tai, kaip tai padaryti, you can also think, okay, let me do something else. I will not go to that place where I always smoke, ir tu vietoj to, kad pagalvotum, kaip nueiti į tą vietą, kur aš visada rūkydavau, but I choose now to go somewhere else and to do something else. aš pasirenku nueiti į kitą vietą ir padaryti kažką kitą. So the time that I used to do this wrong thing, Ir kad tas laikas, kurį tu panaudodavai daryti tą negerą kažką, instead of that you have to do something what is right. vietoj to tu padarai tai, kas yra tinkama ir gera. So you can think ahead of things to do the right thing. Ir tu gali iš anksto irgi numatyti ir suplanuoti, ką gero tu gali padaryti. Hallelujah. There are much more scriptures about that we have to shun godly, worldly things. Ir yra daugiau rašto vietų, kur kalba apie gerus Dievo dalykus, darbus. And Timothy, for instance, talks about money, that it can be a trap of Satan. Ir Timotiejui taip pat kalbama apie pinigus, kur gali būti taip pat spąstai šėtono. So there are also ways that the devil can trick us with. Ir yra būdai, kaip šėtonas mus gali apgauti. But you actually, as a parent, you can set the rules in your home. Ir būdami tėvais, jūs galite nustatyti tam tikras taisyklės namuose. First of all, you as an individual, you have to take authority over your life. Ir kaip individualūs asmenys, jūs pirmiausia susidėliojat dalykus savo You gyvenime. have to keep your flesh under. Ir turit savo kūną pirmą Before pažaboti. you can tell your children what to do, O tada jau galit pasakyti ir savo vaikam, you kaip must be an elgtis. example and do it yourself. Turit būti pirma pavyzdžiai ir rodyti pavyzdį, kaip elgėtės. And do not be like some parents that say, okay, do what I say but not what I do. Kurie tėvai sako, daryk, ką aš sakau, bet jie patys to nedaro. You set the rules in your home and you obey them yourself too. Tu nustatai taisyklę savo namuose, bet ir pats joms paklūsti. And we as mom, we have a tremendous responsibility. Ir būdamos mamos, mes turim labai didžiulę atsakomybę. I heard that in Hebrew, the word for mother, Aš girdėjau, kad hebrajų kalboj žodis mama that is E-M, you write it ir E-M. tai yra E ir M rašosi. And that word also means if. Ir tas žodis taip pat reiškia jeigu. And then you think, what does a mother has to do with if? Ir tada tau kyla klausimas natūralus, kas yra bendro tarp mamos ir jeigu. But the idea behind is that the mother is the deciding factor in a family's life. Bet mintis yra ta, kad mama, motina yra vat būtent ta, kuri priima sprendimus šeimoje. But if a mother decides to follow the Lord, her children will follow after her. Ir tarkim, jeigu mama nusprendžia sekti viešpačiu, tai ir vaikai seks juo. If a mother decides to respect her husband,
her children will respect the father. Jeigu motina nusprendžia gerbti tėvą, vyrą, tai ir vaikai gerbs savo tėvą. But if a mother does Bet not love the Lord, jeigu- most often those children will not follow the Lord. Bet jeigu mama nemyli viešpaties, jo neseka, tai didelė tikimybė, kad ir vaikai jo neseks. So in Jewish thinking, the mother is in the religious training the most important person in a home. Ir vat, tas žydų mąstymas, vat, būtent, kad ta motina ir yra ta dvasinė mokytoja, kuri veda tą šeimą. And that is because she is most often with her children most of the time. Nes ji praleidžia daugiausia laiko su savo vaikais. So make sure you set the tone in your home. Tai right? vat, būkit, pasirūpinkite savo šeimos tvarka ir taisyklėms. As they sometimes say, if mother is happy, everyone else is happy. Kartais sakoma, jeigu motinos laimingos, tai visi šeimoje laimingi. Or if mommy ain't happy, nobody's happy. Bet jeigu mama nelaiminga šeimoje, tai visi Yeah, nelaimingi. that's true, isn't it? If you Ar are tai sad, netiesa? your children are sad. Yeah, Tai- if you start to quarrel with your husband, there's a sphere of quarrel in your home. Not Ir of jeigu fighting. susipyksti su vyru, tai namuose ir vyksta tie barniai. So as a mom, make sure that you are filled up with the Holy Spirit, Ir right? jeigu mama pasirūpins, kad tu Hallelujah. tikrai pripildytas šventąją dvasią And that you are full with the Word of God in your ir life. kad tu pripildytas Dievo žodžių savo gyvenime, In Colossians it says that the Word of God may dwell richly in you. kaip kolosiečiams sako, kad Dievo žodis turtingai gyventų tavyje. It's like an extravagant living in you. Toksai ekstravagantiškas gyvenantis tavyje. Sometimes you see homes on the internet or on TV that are extravagant. Kartais tu matai tokius neįprastus namus internete ar per televiziją. I saw once a home that had gold, real gold everywhere. You cannot imagine it. Sako, aš mačiau tokį namą per televizorių, kur On the viskas iš ceiling, aukso. In the Yeah. bathroom, the taps were Labai. gold. Kranai, toletė, vonioji, auksiniai. It was actually crazy, but okay. That No. was extravagant. Labai ekstravagantiškai ir keistai atrodo. So we have to let the Word of God dwell like that in our homes. Ir mes turime leisti Dievo žodžiui gyventi mūsų namuose taip pat. The more, the better. Kuo daugiau, tuo geriau. So you as a mother, but also as parents, you set the rules in your home. Ir jūs, kaip tėvai, kaip mamos, turit nustatyti tas taisyklės And as namuose. long as the children live under your roof, they have to keep those rules. Ir tol, kol vaikai gyvena po tavo stogu, jie turi būtent ir paklusti Doesn't tom matter if they taisyklėm. are 18 or 13 or 30, for instance. Ir jokio skirtumo, ar jiem iki 18, ar 30, ar 40 metų. The world says, I am 18, I am an adult, you cannot say anything to me. Woo-hoo. Pasaulyje tai sakoma taip, aha, man jau 18, aš jau subrendau, užaugau ir tu man čia nieko But when they nepasakok. are in your home, under your roof, they are under your authority. Bet tol, kol jie gyvena po tavo stogu, jie yra po tavo padu. So if you want them to go to church, you can say them to go to church. Ir Uh-huh, jeigu tu tell them. nori, kad jie eitų į bažnyčią, tu jiems gali pasakyti. Once you have laid down that authority, Bet kai tu jau netenki tos valdžios it's very hard later to pick it up again. ir yra be galo sunku ją susigražinti. We've seen many, many families our age now Daugybė šeimų mūsų amžiaus who had children when our children were teenagers. ir kai mūsų vaikai buvo paaugliai You know, teenagers not always want to go with you to church or follow the Lord. ir paaugliai ne visada nori eiti su tavimi į bažnyčią ar sekti viešpačiu. So they started saying, Mom, I don't want to go now. I stay home. I don't like it. Ir jie sako, nu mama, mums nepatinka tenai, mes liksim namie. And then the parents, they said, well, we can do nothing about it. Ir kiti tėvai sako, nu mes nieko We negalim jiem can't make padaryti, them go there. mes negalim jų priversti They tenai, have to choose themselves. jie turi nuspręsti patys. But once you give a teenager the choice, he will probably stay in bed. the whole Ir jeigu morning. tu leisi tam paaugliui apsispręsti, tai jisai greičiausiai visada liks lovoj. To sleep till 12 or whatever. Iki or 1 12 o'clock. miegos ir... I don't know. And now, when those children are grown up, Bet kaip tie vaikai užauga, almost all of them, they do not follow the Lord anymore. jie jau neseka viešpačių daugiau. Because the parents lay down their authority. Nes tėvai paleido vadžias iš rankų. And it's very hard. I know a family in our city, actually. Ir žinau, vat, šeimą mūsų mieste, So they sort of left it to their children what to do. jie leisdavo vaikam daryti tai, ką jie nori. And then the children started to rebel.
Ir kai vaikai pradėdavo maištauti, And then they wanted to set the rules again in their home. ir jie norėdavo vėl susigražinti ir įvesti taisyklės namuose, And now they laugh about it. jie juokėsi They say, dabar. haha, we are doing what we want to do. We already did that, so we continue to do that. Jie juokėsi ir sako, mes jau darėm prieš tai visą tai ir toliau darysim tai, ką norim. And the parents are not strong enough to stand their ground. Ir tėvai nepriima va tos tokios stiprios pozicijos išstovėti. And 3 of their 4 children do not follow the Lord. Ir 3 iš 4 vaikų jau neseka viešpačiu. But you have to be like Joshua said. Bet jūs turėtumėt būti kaip Jozuė He sakė. said, but as for me and my house, we will serve the Lord. Taip kaip aš ir mano namai mes visi seksime viešpačiu. You know, God needs families that follow him. Dievui reikia šeimų, kurios juos sektų. That's why he said to Abraham, Dėl to jis pasakė Abraomui, before he wanted to reveal his plans about Sodom and Gomorrah, prieš atskleisdamas planus apie Sodomą ir Gomorą, he said, I will tell Abraham what I'm going to do. jis pasakė, aš pasakysiu Abraomui, ką aš ruošiuosi daryti, For I know him. nes aš jį pažįstu. He will command his children and his household after him, Nes jis paims visą savo šeimyną ir visus namus and they shall keep the way of the Lord. ir jie seks viešpačiu. So the Lord looks at your family, Taigi viešpats žiūri į tavo šeimyną, how you command your children. kaip tu įsakinėjai savo vaikams. Another translation says that he will direct his children. Kitas vertimas sako, kaip tu nukreipsi savo vaikus. Children need some direction, right? Ir vaikams reikia, kad juos nukreiptum. And it was not only his children, but also his household, those who lived with him. Ir tai ne tik tais jo vaikai, bet ir visi, kas gyveno jo namuose. And for instance, when you read in Acts, and Lydia met the Lord, Ir kaip mes apaštalų darbuose skaitom, kaip Lidija pažino viešpatį. and when she was baptized, Ir kai jinai buvo pakrikštyta, it says that Lydia and her household was baptized. matom, kad Lidija ir jos namiškiai buvo pakrikštyti. And in Acts, the keeper of the prison, he and his family were baptized. Ir apaštalų darbuose matom, kad ir tas kalėjimo prižiūrėtojas ir jo visi namai buvo pakrikštyti. So we have a tremendous authority in our family's life. Taigi mes turim labai didelę valdžią savo šeimos gyvenimui. You could say that is your field, your sphere of influence. Tai yra tavo laukas, yra tavo įtakos zona. And Paul talks about that, having a sphere of influence. Ir Paulius apie tai kalba, apie tą No. įtakos zoną. Let's go to 2 Corinthians 10 2 Korintiečių 10, in verse 13, I suppose. 13 eilutė. Yep, 2 Corinthians 10:13. Aha. It says, we, however, will not boast beyond measure, but within the limits of the sphere which God appointed us, a sphere which especially includes you. Nesame linkę girtis be krašto, o tik iki kitų ribų, kurias mums Dievas užbrėžė ir kurios siekia lygiai pat jūsų. So he knew there was a sphere of influence that the Lord had given him. Ir jisai žino, kad buvo tam tikros įtakos zona, And the kurias Bible- Dievas davė Yeah, jam. the Bible said that Paul was sent as an apostle to the Gentiles, Ir Biblija sako, kad Paulius buvo išsiųstas kaip apaštalas į pagonis, and Peter to the Jews. o Petras į žydus. So there they had authority. Ir tai sritis, kur jie turėjo valdžią. And your field, your authority, Ir tavo tas laukas, ta valdžia first of all, your own life. yra iš pat pradžių tavo gyvenimas, Second, your family. tada yra tavo šeima And in the third place, it's your work. ir trečia yra vieta tavo darbas. Or you could say where the Lord sends you. Arba tu gali sakyti, kad vieta, kur viešpats tave siunčia. So to be able to walk in your authority, you have to know your field. Taigi, kad tu galėtum veikti valdžioje, tau reikia žinoti tavo lauką. And you cannot interfere with the field of someone else. Ir tu negali kištis į erdvę, kuri priklauso kažkam kitam. An example of Pavyzdys. this, we know that that the Lord wanted us to move to the city where we live right now. Pavyzdžiui, mes žinome, kad viešpats norėjo, kad mes atsikraustytume į tą miestą, kurioje mes dabar gyvenam. When we got married, we lived in a city it's called Deventer, Mes gyvenam susituokę mieste vadinami and Deventer we all worked in a Christian bookshop there.
Ir mes dirbom krikščioniškam knygynė tenai. And then that work stopped. Ir tada tas darbas And užsidarė. he was unemployed for a couple of years. Ir porą metų Vilas buvo be darbo. And then another Christian bookstore, a bigger one, opened up. Ir po to didesnis knygynas And they krikščioniškas asked atsidarė. us to move over there, closer by. Ir jie mūsų paprašė atsikraustyti arčiau. And we didn't know whether we should do it or not. Ir mes nežinojom, ar mes turim So ten we keltis ar prayed ne. and we said, Father, we need to know if you want us to move there. Ir mes meldėmės ir klausėm, Dieve, ar tai tu nori mus ten matyti. Because we had a wonderful spiritual family, wonderful church. Mes turėjom nuostabią dvasinę šeimą, And bažnyčią. we were busy in every field that you can imagine. Ir mes buvom labai užsiėmę. From cleaning baby butts to toilets to whatever. Nuo vaikų užpakaliukų plovimo iki So tualetų valymo. so we've done everything, we still do. Ir mes darėme viską ir dabar darome. But the Lord both gave us a different scripture. Bet mums abiems viešpats davė So žodį, that skirtingus we both rašto knew vietas. He wanted us to move. Bet mes žinojom, kad jis nori, kad mes išsikraustytume. So we did move. Ir mes išsikraustėm. And then sometime later, Ir po kiek laiko vėliau I read in the newspaper, it's a local Aš- newspaper, vietiniam laikraštį perskaičiau, that a satanic group, a music group, was planning to come to Houghton to sing for young people there. Ir mes sužinojom, kad šietoniška roko grupė planuoja atvažiuoti į Hauteną, kur mes gyvenam, ir ten kažkokį surengti jaunimui koncertą. And immediately I knew the Lord wanted me to us to do something about that. Ir aš iš karto pajaučiau, kad Dievas nori, kad mes kažką dėl to darytume. And because we knew the Lord has placed us there, Ir mes žinom, kad Dievas mus ten paskyrė, we knew we had spiritual authority there. ir mes žinojom, kad ten mes turim dvasinę valdžią. So we got in touch with some other prayers in our city, Ir susisiekėm su kitais maldininkais mūsų mieste and they prayed. ir meldėmės. And actually we did not pray, but we forbid that group to come in the name of Jesus. Mes ne tik kad meldėmės, bet mes įsakėm, We said uždraudėm tai Yeah. šietoniškai grupiai We atvykti. said, your plans are not going to work, you're not allowed here. Tavo planai nebus įvendinti ir tu čia nebūsi įleistas. Not allowed to influence our young people here. Ir tu neįtakosi, nedarysi įtakos mūsų jaunimui. And then a little bit later they canceled the meeting Ir šiek tiek vėliau jie tiesiog atšaukė. because the group said there are too many people that do not want us there. Ir ta grupė pasakė, per daug žmonių mūsų nenori tenai. So they didn't come. Ir jie Hallelujah. neatvyko. Okay, and that was because I was moved by the Spirit. We both Ir were. dėl to, kad mes abu buvom dvasios vedami. And we knew we had authority there. Ir mes žinom, kad mes turime valdžią ten. But it also works in your work. Bet tai taip pat veikia ir tavo darbe. When you work there, maybe you are the only Christian there. Galbūt tavo darbe tu esi vienintelis And maybe your krikščionis. colleagues, they do not know the Lord. Ir galbūt tavo kolegos But nepažįsta there can be viešpaties. needs in their lives. Bet gali būti poreikių jų And then gyvenimuose. God looks to you. Ir Dievas žiūri į tave. And to see that you will do something about that situation with your colleague. Ir galbūt nori, kad tu kažką padarytum And Will toj has a great situacijai. example of it. He works in a gas station. Pavyzdžiui, Vilas dirba Do you want kolonėliai benzino. He can Jis tell it ateis better ir than I can pasakys. because I forget Find it. stuff. Okay. I will not talk much. Okay. But I will. See, I will not so much, but I will. Okay, there's one colleague, Vienas kolega, and actually he's from Iraq. He's a Kurd. jisai geras. Kurd? Ai, ok, sorry. Kurdas. Yeah. Okay, so he's not a Muslim, he's not a Christian, Jis nei musulmonas, nei krikščionis. but he knows that I'm a Christian. Bet jis žino, kad aš esu krikščionis. So one day he told me, I had actually two incidents, but okay, let me tell you about his business. He had a Jo, business, du čia įvykiai, bet jis turi verslą, and he want to get rid of the business, he want to sell it. bet jis nori jo atsikratyti, nori jį parduoti. And okay, he couldn't sell it. Bet jis negalėjo parduoti. And then he asked me, okay, Will, because he had asked Muslims to pray for the situation, Ir jis pasakojo, kad prašė musulmonų, kad jie melstųsi už tą situaciją. and nothing happened, no answers. Ir jokio atsakymo netėjo. So he asked me, okay, will you pray for it?
Ir jis paprašė manęs, ar tu gali pasimelsti už tai. Actually, he did not say, will you pray for it? But he said, okay, will you go to the church and pray for it? Jisai nesakė, kad pasimelsk tu, bet sako, ar gali nueiti į bažnyčią ir pasimelsti. He said, say a prayer for me. Ir sukalbėk maldą už mane. So I took that with me, Ir aš pasiėmiau tai. and we prayed about the situation together, Ir- Anke and I. Jie kartu pasimeldė už tą situaciją. And okay, a couple of weeks later, we had a job meeting, Ir už 2 savaičių jie turėjo darbinį susitikimą. and the man got a phone call. Ir tada jisai gavo skambutį. So he walked out of the room, Jis išėjo iš kambario and he came back. ir sugrįžo. And then he kneeled down for me. Jis atsiklaupė. He said, "Oh, great! Oh, great! How are you? Tu sako, toks geras, sako, tu I toks sold my nuostabus. business. Aš pardaviau savo biznį. Oh, how great are you?" Koks tu geras. And I said, "You don't. You must not thank me. Sako, tu ne man dėkok, God answered your prayer, nes Dievas atsakė į tavo maldą. so it has nothing to do with me." Ir čia ne aš kažką padariau. Okay, so because he was the one who asked me to pray for his situation, Nes jis buvo tas, kuris prašė pasimelsti dėl tos situacijos. that gave God the room to interfere. Bet Dievas tiesiog davė erdvės, kur aš galėjau įsikišti. And now that same man is about that close to be, Dabar What tas do you- žmogus has to be, that he will follow the Lord too. trūksta jam va tiek, sako, iki to, kad jis sektų viešpačiu. But that takes time. Na, tai užima laiko. Yes, okay. Is that enough? Užtenka, ar ne? You're welcome. Ačiū. I remember an instance about 5 years ago. Na ir aš atsimenu pavyzdį, kai prieš 5 I was in metus hospital to have a surgery. aš buvau ligoniniai ir ruošiausi And there was a operacijai. very nice nurse helping me. Ir buvo labai miela seselė, kuri man And we were padėjo. just talking, and I was asking where she lived. Ir aš stuff like that. bendravau su ją, kur jinai And then she gyvena. said, well, my husband and I, we want to sell our home, but we can't sell our home. Ir jinai sako, nu, mes su vyru norim parduoti namus, bet niekaip nepavyksta. And then she said, it's too big and we really need a smaller apartment, but we can't sell it. Sako, mums per dideli tie namai, mums reikia mažo buto, bet niekaip neįeina parduoti. And then she was out of the room, and I felt led to pray for that. Ir kai išėjo iš kambario, aš tada pajutau, kad aš turiu už ją pasimelsti. So I said, Father, I ask you to bring someone that will buy her home Ir aš tada meldžiausi ir sakau, tėve, aš noriu, kad tu atsiųstum ką nors, kas and nupirktų tą namą. show your goodness to her. Ir parodyk savo gerumą And I jai. thank you that you are working in her Ir aš life. ačiū, kad tu veiki jos gyvenime. Amen. Amen. And then maybe one day later, Ir maždaug už dienos, not more than a day later, gal mažiau. I heard that nurse because she had a certain voice that you recognize, Ir jinai turėjo tokį išskirtinį She was balsą. in the hallway, Jinai buvo and I koridoriui. heard her talk very enthusiastic with another colleague. Ir aš išgirdau, kaip jį kalba su savo kolegė. And she said, you know what happened? I just got a phone call from my husband. Ir sako, žinai ką, aš sako, man paskambino vyras. She says, we have sold our house. Someone Ir put an offer in, and they want to kažkas buy a home. nupirko mūsų namus. And she was rejoicing. Ir jinai džiaugiasi. And that was it. I never talked to her afterwards, but Ir viskas, aš daugiau su ja nekalbėjau. the Father was so gracious that he let me know that it had happened. Ir Dievas buvo toks geras, jis man leido Yeah. sužinot, kad tai įvyko. It was unnecessary that I know, but he let me hear it. Tai nėra būtina man žinot, bet jis leido man tai So išgirsti. I just rejoiced in my room and said, thank you, Father, you are a good Lord. Ir aš Hallelujah. džiaugiausi ir sakau, tu esi geras Dieve. Hallelujah. And you know that example from Paul, and then we'll have a short break. Okay? Aha, dabar vienas dar pavyzdys iš Pauliaus ir tada bus pertrauka. In Acts 27, Apaštalų darbų 27. you probably know the story where Paul was a prisoner. Jūs žinote tą istoriją, kai Paulius buvo kalėjime. When you are a prisoner, you are one of the lowest persons, right? Ir kai tu esi kalėjime, tu esi vienas iš žemiausių žmonių. Because he was in a ship and they had to bring him somewhere else. Na, jisai buvo laive ir jis buvo gabenamas kažkur kitur. So there on the ship there were the Roman soldiers, the Roman authority.
Ir laive tenai buvo romėnų kareivių ir buvo romėnų valdžios. And there was the authority of the ship. Ir buvo, aišku, kažkokia laivo valdžia. And in verse 9, Ir 9 eilutėj it says, Now, sako, when much time had spent, sailing was now dangerous, because the fast was already over. Paul advised them, saying, prabėgo daug laiko ir laivyba tapo pavojinga, nes jau buvo pasibaigęs rudens pasninko metas. Men, I perceive that this voyage will end with disaster and much loss, not only of the cargo and ship, but also our lives. Paulius juos įspėjo, vyrai, aš numatau, jog šis plaukimas bus grėsmingas ir pražūtingas, ne tik kroviniams, bet ir laivui, bet ir mūsų gyvybėms. So he picked up something in his spirit, Jis pagavo kažką savo dvasioj, that the ship would be lost, kad bus the laivas cargo would be prarastas, lost, kad krovinys and pražus they would lose their lives. ir jie praras savo gyvybės. So what did he do? Tai ką jis padarė? I'm quite sure that he thought it's not my time to die yet. Jis tikriausiai žinojo, kad dar nelaikas jam I mirti. have not run my race. Aš dar nepabaigiau So savo I'm sure that he prayed and he asked turnyrą. the Lord to intervene. ir aš jaučiu, kad jisai meldėsi And then- ir prašė, kad Dievas įsikištų. Then it says when you continue reading it that all hope was lost Mes matom toliau skaitydami, kad visa viltis dingo, and they got everything out of the ship, but it didn't work. jie išmetė viską iš laivo, bet ir tai nepadėjo. And then in verse 21, Ir 21 eilutėje it says, Paul stood up after a long abstinence from food. Žmonės jau ilgą laiką nieko nevalgė, Paulius priėjo prie jų ir tarė: And he said, Men, you should have listened to me vyrai, reikėjo paklausyti manęs, and not have sailed from Crete and incurred the disaster and loss. neplaukti nuo Kretos į jūrą. But yeah, you can imagine when there's a soldier, a prisoner, Jūs įsivaizduokit, tu esi kalinys, saying to the centurion not to go Yeah. away. And you think, who is he? šimtininkui sakai, nevažiuok, nedaryk. Okay, and then he says, and now I urge you to take heart, Ir dabar sako, aš įspėju jūs, for there will be no loss of life among you, but only of the ship. kad nebus žmonių žūčių, bet tik laivas pražus. For there stood by me this night an angel of God to whom I belong and whom I serve. Verse 23. 23 eilutė. Šią naktį man apsireiškė angelas Dievo, kuriam aš priklausau ir tarnauju. Saying, do not be afraid, Paul, you must be brought before Caesar. And indeed, God has granted you all those who sail with you. Ir pranešė, nebijok, Pauliau, tu privalai stoti prieš Ciesorių, todėl Dievas tau dovanoja visus, kurie su tavim plaukia. God has granted you all those who sail with you. Aha. Jo, Dievas dovanoja visus, kurie su tavim plaukia. And then later on it says 276 persons were on that ship. Ir vėliau skaitom, kad 265 So žmonės he was the lowest on that ship. ir jisai buvo pats žemiausias tam But laive. because he knew his authority Bet jis žinojo savo valdžią and he knew God ir jis žinojo Dievą and he intervened. ir jis įsikišo. But because of his prayers, 276 lives were saved. Ir dėl jo maldos 265 žmonės buvo išgelbėti. Isn't that amazing? The Ar tai authority you nenuostabu? have? Kokią valdžią tu Yeah, turi? hallelujah. So when God speaks to you on your job about a person, Ir kai Dievas kalba tavo darbę apie tą žmogų he wants you to do something about it. ir jisai nori, kad tu kažką dėl jo darytum. To go in prayer and ask God to work in his life. Gal pasimelst ir kad Dievas veiktų jo To gyvenime. heal his children. Išgydyti jo To vaikus, restore a marriage. atstatyti Or santuoką. whatever is Ar necessary. kas būtų svarbu, And then būtina. later on when you hear what God is doing, you can just rejoice. Ir vėliau išgirdęs tu tiesiog gali And if džiaugtis. the people are open, you can say, I pray for you, and the Lord answered my prayers. Ir vėliau tu gali sakyti, kad Dievas atsakė į mano maldas. If